Va, čia režisierius filmo, dabar filmuosim apie gaminius ir jurtą. Imk. Apa. Surank, į mane rodyk. Palauk, noriu tik viską pataisyti. Jau roda į mane. Palauk. Labas. Labas. Nu gerai, dabar žiūrėk. Labas. Tik nėra dar viską, ba. Gerai, Kas nėra? gali pradėti. Gerai. Tai žiūrėk, nu, dabar papasakosime naujienas apie gaminius, apie pirtį. Sutvarkėm, Vidai. Ai. Tvarkėm pečių, kad neitų žiemos metu, kad neitų garas lauk, kad būtų sandaresnė, uždėjom blieką. Sutvarkėm gultus, kad būtų gerai kojas pakelti patogiai ir visa kita, kad gerai išsivalytų organizmas. O čia yra sakinė, čia garo metu bėga sakai ir žmonės kvėpuoja sakų garais. Va. Labai ionizuoja orą ir dabar papasakosiu apie gaminius. Gaminius patobulinau todėl, kad išėjau pagaminti sakų eterinį aliejų, kurį pradėjau naudoti į tepalus. Nes iš pat pradžių pirtyje pradėjau naudoti, išsitepus tokiu tepalu, šitais visiems, kas turi ataugų, labai sparčiai sunyko arba visiškai prapuolė ataugos. Čia reiškia labai yra geras organizmo valymas nuo cholesterolių, apnašų, išsivalo organizmas vien per kelias valandas. Ir paskui pradėjau dėti ir vidiniam naudojimui į tepalus. Ten apie 20% eterinio aliejų ir efektas toks, kad tiesiog be žodžių. Be žodžių, kodėl? Gerai, ir supranti, dabar yra, kiekvienam žmogui yra reikalingas toks rinkinys. A tu į man filmuoji? Gerai. Muilas, sakų derva, apie kiekvieną trumpai papasakos. Muilas yra degutinis, jį reikia išsimuilavus apie kelias minutės pabūti ir atsiprausti. Naikina raukšlės, odos erkutės ir atgaivina odą atgaivina. Biški jaudinus. Dabar sakų derva, tikras stebuklas. Vidai, tu nefilmuoji? Ne. Tikras stebuklas, štai skam, ypač, visos ligos yra, kai blogai bėga tulžis, bet čia yra pagalba organizmui, jeigu ryte iš burnos eina blogas kvapas, vadinasi, yra labai daug žarnyne bakterijų, kurios dauginasi ir kvapas reiškia, kad jums reikia sakų dervos. Pasitepus lašiuką prieš miegą ant dantenų, labai greitai sutvarko bakterijų dauginimuose ir visai kitas savijauta. Dabar sakų tepalai yra dviejų rūšių. Kaip sakiau, yra su eteriniu dabar aliejumi sakų. Taip pat yra 7% augalinio glicerino. Tai labai efektyviai mažina raukšlės ir tiek vidiniui, tiek išoriniam vartojimui. Viską vartoti pagal aprašymą, viską sutvarko cholesterolį ir taip toliau. Svarbiausia, kad išvalo tulžį paskatina, valosi ir kepenys, ir kasa, ir organizmas jums padėkos. Anglis yra vartojama profilaktiškai, nes kiekvieno organizmas yra skirtingai, ir jeigu yra skrandžio problemos, pavartojus sakų tepalų, galite ten, nes ta... Katinas. Gerai. Nes ta tulžis yra dezinfekcinis skystis ant žmogaus. Ir kai jie paskatinė bėgti, jeigu yra skrandžiui žaizdų, pradeda griaužti, tai anglis labai greitai sutvarko tokias problemas ir viskas užgyja. Todėl jis reikalingas prie komplekto.
va šitas komplektas ir jį geriausiai vartoti reikia ne tik turint problemų, bet ir profilaktiškai. Va, smalinės produktai iš senovės pasiruošę jums padėti. Prašom kreiptis, visiems padeda, padės ir jums. Va, ir taip pat kviečiu atvykti pirtininkus, kurie nori padėti žmonėm, pamatyti, kaip reikia, kad sužinotų, kokia turi būti iš tikrųjų pirtis, kur ji padeda žmonių sveikatai, o ne kenkia. Vat. Taip pat reikėtų pasikviesti žolininkus visokius, kurie nutukę visokie ir bando gydyti žmonės. Ką tu Vien senusis žolelėm žmonėm nepadėsit, reikia dervų, nes dervos sureguliuoja ir nuramina blogasias bakterijas. O jeigu vien su žolelėm gydantis, tai mes maitinam visas bakterijas ir mums viskas dauginasi. Ne tik patys didėjam, bet ir viduj košmaras yra. Vat. Ir taip pat daug sužinojo apie organizmą, kodėl mes tunkame, kodėl mes inkstuose randasi akmenys. Taip pat, šiaip visiems, kam įdomu, prašom apsilankyti Smalinėje, sužinosit daug informacijos, galėsit išbandyti, pamatyti ir būti sveiki. Pasirodo, gyvenimas be ligų yra įmanomas ir labai paprastas. Tik tais reikia draugauti su Smalinės gaminiais. Turbūt baigsim, ne? Jo, gerai. Gerai. Jeigu tai tik ate. Ate.